Auksė Petrulienė, grafikė, dabar užsiimanti Psilikono teatro. Sveika Lietuva. Aš labai laimingas, kad esu čia. Labai įdomu tai, ką tik matėme dramatiškame reportaže. Ir suprantu, kad dėl viso to, ką matėme, atsitiko taip, kad aš esu čia. Ir mano kolegė iš Kauno yra čia. Esu menininkas iš Los Andželo, Holivudo. Labai gera būti čia, tėvynėje. Aš dažniausiai kuriu filmus, muziką ir performansus. Greta manęs nuostabi ir talentinga Auksė. Mes galvojam, kad menas turi būti iš tikrų dalykų. Iš tikro jausmo, tikro daikto. Čia mes labai sutarėm. Auksė yra iš Lietuvos širdies, iš Kauno. Kieta Kavenskė, kaip sakoma. Čia mes tokie tikrai labai nusiteikę patriotiškai. Ir ji atvyko į Vilnių specialiai dalyvauti laidoje. Labai džiaugiuosi. It's not Tarybų sąjunga, it's not Europos sąjunga, it's Tėvynės sąjunga, I say, you know? Nieko negalime pasakyti apie tai, kas yra ant sienos mums už nugarų. Tai paslaptis ir atidengsime ją kitą savaitę. Kviečiame likti su mumis. Tai užduotis buvo 100 litų. Mūsų šitas klipas arba performances, jis vadinasi Vipsone. Greta Zabukaitė, režisierė ir kultūros vadybos magistrė, Tarptautinio kino festivalio Kino pavasaris programos sudarytoja. Ramutė Rachlevičiūtė, dailėtyrininkė, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos Lietuvos sekcijos prezidentė. Vytautas Landsbergis, knygų vaikams rašytojas ir režisierius. Pasirinkęs tokius komponentus, jūs turbūt einate epatažo keliu, nes himnas, valstybės ženklai jau savaime yra provokuojantis dalykas.
ar jūs to siekėte, ar jūs tai, ta prasme, ar jūs norėjote tai interpretuoti ironiškai, ar jūs tai darote nuoširdžiai ironiškai? Mes darom tikrai nuoširdžiai ironiškai. Kadangi Simonas Daukantas mums buvo įdomiausias, kas yra 100 litų toje vertėje, tai man buvo labai įdomu visą tą Kimo tikrą jausmą pagrįsti Simono Daukanto tuo pirmoju lietuviško charakterio ir bruožo apibūdinimu. It's a very serious piece. Because what is the litas? Why are there didvyriai? Why are there heroes? Žiūrime į užduotį rimtai. Kas yra litas? Kas yra tie didvyriai ant pinigų? Tai lietuviški pinigai. Kaip žinom, Daukantas yra išskirtinė Lietuvos asmenybė. Žinome tą iš Lietuvos ir Žemaitijos istorijos. Taip, jis juk buvo atgimimo judėjimo iniciatorius. And also was a pioneer of the rebirth movement. You can see what is happening now in Lithuanian history. Šalia to pažiūrėkim, kas vyksta Lietuvos istorijoje dabar, kai žmonės nesirenka savo šalies, o tvarko savo piniginius reikalus arba dirba užsienio interesų jėgoms. Taigi, mes savo projekte kuriame skirtingus sluoksnius, kad žmonės galėtų pagalvoti apie tai, kas yra lietuvis ir kodėl jam reikia taip rimtai giedoti himną pinigui. Singing the national anthem to a piece of money. Mano klausimas būtų, jeigu turėtume daugiau laiko ir daugiau galimybių, ar pasakėte viską, ką norėjote, ar kažkas liko nespėta ir ką galima būtų išplėtoti, pratęsti? Aš nežinau. Aš manau, kad šitas yra pakankama link, ką mes reikėjom daryti pagal idėjas ir visos sluoksniais ir tos kontroversiškai viduj tas projektas. I think it's all Viskas there. pavyko, tik būtų galima dar labiau pagražinti patį vaizdą. Sakyčiau, šis darbas tikrai labai maloniai nuteikia, ypač savo harmonijoje su to darbo pristatymu, komentaru. Kimas iš tikrųjų puikiai pristatė ir nustebino, kad visą tai darė su didžiuliu nuoširdumu ir laikyčiau šitas darbas yra tautiškai, patriotiškai angažuotas ir kartu yra šiltai ironiškas ir labai džiaugiuosi jūsų darbu. Tai darbas, kuriame kaip buvo suderinta pozityvus ir tas ironiškas ar sarkastiškas požiūris viename, kad in ir jan mačiau abudu. Kitose galbūt buvo daugiau tasai pašaipos momentas, ironijos, sarkazmo, o čia buvo pakankamai švelniai parodytos abidvi pusės ir toks tarsi valstybinis menas, kaip čia buvo pasakyta, bet su tam tikrų dvigubų dugnu, iš ko galima irgi smagiai pasijuokti. Iš tikrųjų graži idėja. Ačiū. Antroji vieta – Tėvynės sąjunga, 27 balai. Ir pirmoji vieta – The Kitchen, 29 balai. Susijunkite, susikabinkite rankomis. Energetiškai pajuskite vienas kitą. Juk menas apjungia. Ačiū Jums, susitiksime po reklamos. Ir antrąją vietas. Pirmoje vietoje ir antroje vietoje. Antra vieta Tėvynės sąjunga. Pirmoje vietoje mes matome industriniai pinokiai 30. The Kitchen 54 ir neužtrukdami keliaujame, kas užėmė pirmąją vietą. Visi susiskaičiavome ir be abejo tai yra Tėvynių sąjunga 54. Kimo yra šio vakaro favoritai. Unikalus, nepakartojamas ir vienintelis galintis būti.